praėjo. Vo. Gerai. Tai fainai. Dab- Kažkaip dabar nežinau, Dabar- gal į naują kažką pereinu, tai va dabar vėl viskas iš naujo. Bet negaliu dar Gerai. papasakoti, daug ten visokių Aha. nugalėjau, tai čia tai kažką. Dariau, kaip tu matai? Viską tą ką- patį, ką Sonata sakė, aš irgi jaučiu visur. Atrodo, pusė hipės praėjo. O, geras. Taip giliai, bet iš tikrųjų rimtai, taip įdomiai toks kaip laikas kitoks. Atrodo, kažkaip tu patekai kažkokį kitą laiką ir ten, atrodo, labai daug ką nuveikiai. Jo, Mhm. jo. O laiko. Aš Ieva. dažnai per skaičiavimus daugiau nuveikiu kitą kartą, nei ten po to, kai prasideda to. Po to toks atrodo sunkumas, ten dar kažkur čia vėl įsipatoginti reikia, kažkur tai vėl kažką susiko. O kol skaičiuoja, tai ten skraidai ir darai savo visus apsivalymus, visokius kažkokių vizijos vaizdų, ten visokie vaizdai Aha. eina. Taip, va. Gerai. Ieva, kaip tu jautiesi? Tai aš būsiu kaip stabdys, aš tikrai atsipalaidavau su kūnu savo. Ir galvoju, nu dabar dar truputį reikėtų apsivalyti ir staiga jau čia jums pusė hipės praėjo. Gerai, mes niekur neskubam. Alma, kaip tu? Aš ir tas pats kaip Ieva. Irgi gal apsivalyti. Gerai, tada dabar jūs Du prieš du. staigiai pasitelkėt absoliuto energiją, savo širdies energijas, žemės energijas, visas stichijas ir apsivalote, išsivalote, duodate smūgius, kad visa tai, kas yra prikibę, kas destruktyvu, palieka jūs. Jūsų erdvė 3, 2, 1. Ar pavyko? Man pavyko, bet atsirado toks pratimas, kaip reikia apsivalyti fiziškai, va tiesiog pamačiau. Kai yra Gerai, tas, pasidalink. Aha. kai yra tas, kai vaikai mėgsta, va taip atsistoja ir savo rankas kaip, tiesiog kaip pagalius kokius, taip sukinėja, Aha. ar ne, kurie visiškai ir taip pasidaužai save iš priekio, iš nugar, taip kiek rankos leidžia ir jas pakelia Aha. aukštyn. Pasidaužai ir vėl aukštyn, pasidaužai aukštyn ir kažkaip, nežinau, kažkaip išsivalo viskas. Tai aš Geras. hipės pradžioj mačiau, šviečia saulė, tokia pieva, tokia žalia, ten tokie krūmeliai, verželiai tokie auga, tokia lietuviškas toks gamtovaizdis laisvas. Ir mergina tokia kaip, net nežinau, kaip kokias, ar fėja, ar laumė, ar ten vaidilutė tokia pievam taip lengvai, taip kaip skrieja, sakyčiau, taip kaip ir kažką tai virš galvos taip suka, tokio kaip lankelį, bet aš tai bandžiau žiūrėti, ar jis iš šiaudų nupintas, ar jis iš kokių vytelių nupintas, toks plonas kaip lankas. Ir tai bėga, suka ir toksai ateina, sakau, blemba, čia kažkoks valymas, ar dar čia kažkokią jam šitą ritualą atlieka. Taip kažkaip tai dar tą lankelį, gaunasi, kad saulė taip kažkaip sukoncentruojasi į vidų, kažkaip išviesti. Ir jin virš galvos taip suka, va toks va. Ir taip mašiau, niekaip nesumašiau, ką jin čia taip norėjo parodyti. Nu va, Irgi ir su skaičiavimu. Ieva kaip ir paaiškino, ne? Alma, kaip tau ar pavyko apsivalyti, kaip tu jautiesi? Gerai, pavyko. Aha, gerai. Tai dabar, kaip jūs jaučiatės, esat susijungę, ar reikia duoti komandą jums susijungti vieną burbulą? Dariau, tu matai, kaip tau atrodo? Mačiau, kad mes susikabinam rankom ir sėdėjom tokią bendrą apsaugą daugiau, taip dar taip bendrą tokį apsivalymą padarėm. Visi taip rankom susikibę. Aha. Gerai, tai dabar aš norėčiau, kad jūs pažiūrėtumėt, kokia yra situacija Lietuvoje, virš Lietuvos. Praeitą savaitę mes ten drakono pagalba kažkokius kristalus
sužadinom, kaip dabar tie kristalai laikosi, kaip pasienis su ta Baltarusija atrodo, kaip mūsų miškai, Šatrijos kalnas, vat, visą tą informaciją imkite iš lauko ir sakykite, ką matote, ką jaučiate. 3, 2, 1. Kristalai vibruoja, atrodo, kad ten su jais kaip ir viskas gerai, taip. Taip, o jūs visą Lietuvą tokiais kristalais apstatėte, ar kaip čia? Taip, mes buvom apstatę tokiais kristalais visą Lietuvą, o ten, kur yra Baltarusijos siena, tam palei Baltarusijos sieną, toks mūsų drakonas išaugino, ten buvo tokia kaip sluoksnis toks keistas, išaugino kristalo sieną, kaip apsaugą. Tai vat Nuo pasižiūrėkit, ko jūs saugojat? Čia mes tyrinėjom būtent karo veiksmus ir Agregorą, tokią karo grėsmę. agregoras nepereitų. Jo, Čia greičiau, ir kad tas karo agregoras iš mūsų tenai nenueitų. nežinau, mes tada žiūrėjom iš tos, nesupratom, nes liktai valėm, o tas drakonas su tai savo ugnim tenais išaugino tą sieną, žinai. Ir Čia, po to žinai, ta paaiškėjo, siena taip nebus taip, kad ta siena, kad, užaugino, kad iš čia ugnis ten nedegintų ir kad ten atsako atgal nebūtų. Čia toks jausmas, kad iš čia degina aną pusę, o aną pusę kaip ginasi nuo tos ugnies. Tai mes tada paleidom ledą, šaldėm iš čia, jo, šaldėm. mes ten daug ką Taip tenais darėm, iš tikrųjų Sukeitėm labai daug. vietom. Jo, daug labai su šalčiu mes kaip tik su sniegu, su visiškai atvirkščiai, jokios ugnies. Mes visą tą ugnį kažkaip praeitą kartą ir gesiname. Tai aš ugnies ir nematau, bet sakau, kad tas kristalas kažkaip veikia, kad iš mūsų pusės sakyti, vėsintų tam kažkaip tai ir ne anos pusės kažkaip nepaveiktų. Čia jo, tas šaldymo ir yra ta visa procedūra, ta tokia vėsinimo, ta atmosferos tokios tos įtampos. Aš irgi baltą spalvą mačiau, bet man tai buvo keista, kad balta ir paskiau balta Rusija, balta Rusija. Ir taip aš matau tą baltą šviesą. Ne Baltarusijos pusėje, bet ten, kur Kaliningradas ir Lenkijos siena, pasienis. Iš ten man balta kažkaip šviesa eina, o Baltarusijos man kažkaip visai toks jausmas, kad mes kažkaip net neturim sienos. Man toks jausmas pasidarė. Kaip įdomiai. Tarsi mes būtume vieni, kažkaip bendri. Tai ten vienis ir yra, tai vienis, tai tie patys lietuviai, ar to yra anoj pusė, jeigu žiūrint Lietuvą. Aišku, čia tokia, kaip pasakyti, kai turi obuolį, paimi ir obuolį per pusę dalini. Jisai, kaip pasakyti, čia vientisas obuolys, jeigu ten žiūrint mūsų kaip ir eteriniam lauke. Alma, ką tu jauti? Aš pridurt nieko neturiu. Gerai. Pažiūrėkim, kaip Šatrijos kalnas. Kaip tas kristalas po to Šatrijos kalnu. Vinksi, net pilvė pradėti vinksėti. Kaip, Žinai, kai būna tokios bangos, tokios skaitot. Tai širdį atsiliepia. O dabar žiūrėkit, po mūsų hipnozės buvo vienas komentaras, nes mes ten galvojom, kur čia tas kristalas yra, ar čia Šatrijos, po to kaip ir Šatriją identifikavom, o vienas komentaras buvo pasižiūrėti Lopaičius. Lopaičiai tai yra toksai, nežinau, ar jūs žinot, irgi netoli tos Šatrijos bus. Tai va, ar po tais Lopaičiais yra irgi kažkokių tai kristalų po žeme ir kokia jų paskirtis yra. 3, 2, 1. Man ateina kaip šventvietė kažkokia tai, kuri, nežinau, kažkokia kaip
kaip susijusi su kažkokia tai žmogaus energetika, kažkaip tai ateina tokia labai didelė tokia pagarba, kaip Lopačius pradėjau žiūrėti, tokia, aš ten nesu buvęs, bet tokia energija, tokia nemoku pasakyti, tokia pagarbos, tokia kaip išminties kažkokia tai tokia nepaprasta vieta tokia. Aha. Latvijoje yra Pokainių miškas toksai. Tas Pokainių miškas irgi labai turi tokią energetiką įdomią. Ir kai aš ten buvau, pasakoju, kad tas Pokainių miškas, nes su akmenukais kažkaip tai yra netgi ne kaip takas padarytas iki pat Lopaičių miško. Pasižiūrėkit, kokios sąsajos yra su to Pokainių mišku ir Lopaičiais. Ten Ar yra takai kažkokios? visur būdavo anksčiau, tik dabar jie išardyti visi takai. Čia eidavo per Lietuvą daug takų, nuo vieno centro, kur būdavo energetinė, prie kito energetiko centro. Čia nebuvo, kad išėjai ir, kaip sakant, nieko nėra. Būdavo takai tokie. Nes iš tikrųjų Jie tai visi įdomu, nes tas žinojo. atstumas labai didelis yra nuo Pokainių iki Ir Lopaičių. Prūsijai, Ir- dar Kaliningrade, ten daug ir net Lenkijos teritorijai, čia nuo Lietuvos pusės, Suvalkos, ten takai driekėsi tokie. Iki ten, vat, matau, kažkokios šventos pelkės va būdavo, ten va Lenkijai, kur dabar tie draustiniai kažkokie. Tai. Irgi takai eina. Baltarusija, va, netgi irgi takai eina. Gilyn, tai Baltarusija, vos ne iki Minsko. O kaip šiandien atrodo Lietuvos eterinis laukas? Padangė mūsų. Ar nereikia pravalyti? Kaip graužtukas apgriaužtas iš visų pusių. Aš tai dar norėjau biškį pridurti apie Lopaičius. Kai pasakė apie Lopaičius, man iš karto toks žodis atėjo išknistas. Ir kai pasakė apie tos akmenis, kad ten buvo takeliai, tai va būtent tie takeliai ir va tas išknisimas ir kad tie akmenys, kur Lopaičiuose yra, tai jie kažkaip, ne visi ir suardyta visa jų čia. Energetinis tas žiedai sunaikinti kažkokie. Jo. Kad jis neveiktų, kad jis nebūtų tas va toks pagarbos vertas. Tai tik norėjau šitą pridėti, o dabar apie Lietuvą tai dar man neteina kol kas. Čia buvo kryžioko nuniokotas kažkaip tų jų ten, jie ką atliko kažkokie, tai ten iš vis ten buvo, dabar jis jau kaip ir atsigauna tie Lopaičiai, buvo tai iš vis jie tokie kaip ir niokauti visai, tokie ir energetiškai kaip. Nes kai nebelanko, energetiškai nebebendrauja su ta šventviete, jinai tokia kaip pradeda tokia gesti. Taip, nes dabar tai daug tenais važiuoja žmonės tiesiog pavaikščioti, tiesiog pabūti, tai gal taip ir atsigauna. Sonata, tu kažką tai gali pridurti? Kol jūs čia šnekėjot, man tai čia viskas taip tokia gelmė atsivėrė, toks portalas tenais. Ir kažkaip įdomi, toks į žemės gelmes, toksai irgi iš to portalo, aš taip praėjau ir tokia šviesa, tai taip, kad net mane spaudžia visą, atrodo. Bet toks kaip portalas į žemės gelmes, tai dabar nebesuprantu, kur aš randuosi. Ar kažkokiam jau kažkokioj kaip ne bedugniai, bet kaip kaip jau pasibaigė kažkas tai. Ir čia jau šviesa. Toks kaip viskas šviesoj. Ir jau kaip aukštai atrodo, kaip ant kalno. Bet jeigu tai žiūrint, kaip einant tiesiai, kaip čia viskas, ką jūs čia dabar šnekėjot, per tą laiką aš ten viską mačiau. Tai jeigu miškai einant, tai va tas portalas ir pasibaigė kažkur, tai ir toksai žemė, gelmės ta šviesa. Ir va dabar dar negaliu susidėlioti nieko. Tiesiog kaip pasibaigė ten. Ar tas portalas ir dabar yra aktyvus, ar čia tave nuvedė kažkokį tai
senesnį laikmetį. Dariau, gal tu galėsi pamatyti? Man nebus čia, Sonata, kad tas portalas yra iš lydėtuvių, kaip sakant. Vat kai žmogus, išlydėti, kai jisai palieka savo kūną šiam gyvenime ir išeina. Šitas toksai tą portalą palydėti. Nu, kažkas panašaus. Tik, vat sakau, dar aš už tai negaliu dar susidėliot, man dar trupučiuką reikia laiko ir aš net nežinau, kur čia surinkti, ar čia su šitu susiję, ar gal netgi. Nes man labai daug visokių ten nuotrupų mėto, šiandien kažkas naujo, man kažkokia nauja informacija. Tai todėl aš šiek tiek norėčiau palaukti dar. Ar nori kiti patyrinėti tą portalą? Kaip Darius pasakė apie išėjimą, prisiminiau, kai Lopaičiuose buvau, aš buvau su Aivaru Lileika. Ir jis pasakojo, kad ten iš tikrųjų būdavo žmonės išlydimi, sudeginami. Šiurpai nuėjo, nes man toks kaip jo irgi toks, gali būti. Ir dabar tokį, kaip matau, kaip, tas jau dabar jisai nėra toks kaip portalas, sakau, jau kitaip jisai man rodo, bet jis toks kaip didelis šviesos, bet irgi kaip kamuolys, kaip kažkoks, tai, tas kamuolys, tai labai jau didelis čia kamuolys toks, bet toks, sfera. Kaip kažkaip, tai taip gal jo, ir toks kaip jo, kaip. Žiūrėkit, užduokit klausimą. Ar tenais, kai žmonės palydėdavo, neišlydėdavo, sudegindavo tuose Lopaičiuose ir atsidarydavo tas portalas, ar jie išeidavo ir, ta prasme, į to sansaros ratą nebepatekdavo? Iš karto atsakymas taip ir šiurpas per visą kūną. Nes jisai jo tas toksai iki pat, taip ir įdomiai, tu kaip eini, sakau, tai taip ir atrodė, kad tu eini normaliai, mišku, ar ne? Ir tik paaukštas tas portal, iki pat net nematai tos žemės, taip kaip nukirsta paaukšt. Pasibaigė taip, kaip aš įsivaizduočiau, kad žemė pasibaigė, ir ten jau, tu jau kaip mes skraidom, tai tu jau čia skraidai, taip, ir visiškai net kitaip jo, kaip pasibaigęs. Jo, reikia dabar apeit biškį iš kitos pusės, iš tų pusių apžiūrėti į ten. Bet tai buvo senai, labai senai. Dabar jau kokį 1000 metų ten jau taip nebevyksta tas teisingas išėjimas, nes kai kažkaip ten įvyko, mūsų jau tie atsirado valdonai, valdovai, tie visokie, kurie čia, ir jie jau pradėjo neteisingai elgtis ten ir tas pakrypo tos visas ratas. Čia kol buvo šventa, kol tikrai buvo tos visi tokie, kaip vos ne kaip šventi vaikščiai. Melo nebuvo. O dabar pažiūrėkit, ar yra bent mažiausia galimybė atgaivinti tą portalą? Ir ką reikėtų daryti? Kokią informaciją jums ateina? Iš Atrijos kalno tą kristalą gal nepajungti su to Lopaičių tais kristalais. Gal. Man dar ateina, kai žmogus ateinantis ten ir aplinkui ir ten išvis nebesilankys tie, kurie nešioja savyje melą, kurie gali meluoti, vaidmainiauti, apgaudinėti. Tai ta energija ten kenkia tam visam reikalui. Nes tokių žmonių nebuvo ir tas energijos ateidavo visi su atvira širdim. Nieks nemelavo, nieks kitam blogo nelinkėjo, nieks kito gero nenorėjo. Visi ateidavo su tokia, nemoku pasakyti, su tokia gera energija ir ta tokia energija tada sustiprindavo tą visą esančią ten energiją. Tada ir galima buvo kažką daryti. O dabar žmonės su pavydais. Kol kas ne. Kol kas ne.
Švaros trūksta, Aišku. labai švaros, energetinės švaros. Mhm. Gerai, Dariau, tu sakai, kad Lietuva atrodo kaip graužtukas, ar ne? Ar mes galim dabar kažką taip valyti, nuimti kažkokius tai sluoksnius, įnešti daugiau šviesos, saulės šviesos, Čia yra šviesinių taip energijų? graužtukas, dėl to atrodo, kad jis buvo obuolys, tai obuolys buvo ir Latvijos teritorija, visa Mhm. Baltarusijos, Lenkijos teritorija, Kaliningradas, tada buvo obuolys. Dabar jisai yra antiek suspaustas, va, Aha. tą ir turiu minti kaip Ai, graužtukas. aha. Toksai reikia, ir visiems pasąmoniai norisi, kad būtų tas obuolys didelis. Mes norint dabar kažką tai pasiekti naujaut, mes turim suprasti, kad tai jau nebe tas obuolys. Tada, kai mes matysim tik obuoliuką, jau sveiką, kad nebėra to didelio obuolio, bus tik obuoliukas. Tada energetiškai, kaip sakyti, o dabar jis graužtukas ir atrodo, nes man atrodo trūksta Lietuvai Lenkijos, trūksta čia Kaliningrado, čia Baltarusijos žemė, čia mes tokie kaip darom, tokį įsivaizduojam kaip tą obuolį didelį, o jo nėra, tai užtat jisai toks graužtukas ir darosi. Mums reikia susitaikyti, kad jis liko obuoliukas ir priimti tą kaip obuoliuką. Ir tada su švaria energija į tai ir žiūrėti. Gal jisai vėl kada nors užaugs į obuolį. Jisai obuoliukas tai nereiškia, kad jisai ir lieka. Jisai gal vėl bus obuolis, didžiulis, gal didesnis nei dabar, bet mes turim tą priimti tą tokią realybę kaip dabar. Užtat tas ir gaunasi tokie visokie trigeriai, čia kažkas nori, čia kažkaip vos kaip pykstasi su kaimynais, nesutaria. Sieną sujungti su kaimynais, kad gautų vienas Jo. didelis obuolys. Ir aplamai ten mes turėtumėm, tie kristalai gerai saugo, praktiškai nuo mūsų kaimynų saugo. Bet šiaip tai tos sienos, jeigu jos pratirptų, tada tas ir obuolys turėtų kur augti, o dabar jisai visur mes statom sienas ir jisai neturi kur išeiti, mes patys sienas pristatom. Su kaimynai sienas pasistatom, tvoros susitarėm mūrinės nuo kaimynų. Kad visur mes taip ribojamės labai. Tokius gardus darome. Erdvė nebevaikšto tarp aplinkui. Ir gyvenime mes visi tokie, ta tokia uždara erdvė. Neturim nei kaimynų, pavyzdžiui, tas kaiminystės jausmas, kai kaimynas ir už 10 namų kaimynas, ir už 1 namo kaimynas. Ir visi tą tokią bendrą tokią, o dabar mes už 10 namų jau kaimyno nebepažįstame, net nežinom, kas jisai, net vardo nežinom. Nu taip, yra tas toksai susvetimėjimas. O dabar visiems pakilkit virš Lietuvos ir pasižiūrėkit, kaip yra pasiskirščiusios energijos. Ar nereikia kažkokio pravalimo? Nereikia duoti kažkokių gūsių? Ką jūs matot? 3, 2, 1. Kuo labiau į Žemaitiją, to šviesiau matau. Tokios, dar tokia, ne kiek šviesiau, bet tokia energija, tokia šiltesnė, tokia skaidresnė. Kas ten darbus kažkokius darote? Alma, Kas čia Aš biškį perėjau į kitą vietą, nes ten pradėjo trukdyti. Aha, aišku. Gerai, ką kiti matot? Man tai pasimatė, kad, irgi, būtent, ne Žemaitijos pusėje, o Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, toksai kaip audeklas tiesiasi, ir vyniojasi, kaip būna, sluoksniais tokiais vienas, ir tas ištisinis audeklas, vėl kitas sluoksnis, ir kažkaip su tais sluoksniais. Ir tas audeklas dryžuotas, toksai pilka, tamsi pilka, šviesi pilka. Nesupratau. Tikrai ten uždanga yra. Yra uždanga, nes aš irgi matau, kaip tokį, šiandien irgi piešiau fraktalą, tai man dabar grinai toksai kaip gaubtas uždėtas. Ir tokio tipo kaip fraktalas, visokių tokių išbraižymų, išraižymų, kažkokių tai
Čia tokie kaip uždėklai, kaip kokie kaip egregorai tokie klojasi, tokie kaip sluoksniai, tokie, man toks ateina, kad va, pirmi globalistai atsirado ir tokie vėl, kaip sakai, kaip audeklą uždėjo tokį, po to dar vėl ateina kiti ten ir taip va, kas 50, kas 20 metų klojasi ir vis taip arčiau kažkaip į tą Žemaitiją vis eina. Ir visas prasidėjo būtent nuo to, vadinkim, Vilniaus krašto, nuo Dzūkijos, jos labiau pradėjo, pirmiau pradėjo kloti tos sluoksniais kažkaip tai, tokiais kažkaip tai, tokiais kaip egregoris, tokiais kaip, kad per juos nematytum kažkokio, kaip nesuprastum tokie, net nežinau, tokie biški religiniai, tokie kryžiuotiški tokie. Aha, paklauskit savo pasąmonės, ar mes galime dabar tuos sluoksnius nuimti, išvalyti? Netgi va popiežių atvažiavimai visi buvo, jie dar uždėjo po sluoksnį, kiekvieną kartą jis atvažiuodamas uždėjo po sluoksnį. Netgi paskutinį tą atvažiavimą, kuris sutapo su lygiadieniu, tai va tas, kur per tą šventę, kur turėjo vykti Vilnių šventę, tai jisai specialiai atvyko per tą šventę į Vilnių, tam, kad jisai būtent užtvirtintų tą sluoksnį, kad jisai neprakiurtų, nes buvo galimybė, kad jis tada galėjo prakiurti. Aha. Dabar nežinau, kiek čia tų metų atgal tai vyko, va tuo momentu matau, kad jis galėjo praplyšti tą sluoksnį, bet jis atėjo jo kaip uždar sutvirtinti. Aha, tai dabar mes paimam ir išvalom tuos sluoksnį. Jeigu reikia, pasikviečiame kitus telepatus, tas kosminės esybės. 3, 2, 1. Pravalom. Tai su kardu jį prakirtau, tai kaip jojo, tai kaip būna, kaip drobę pjauni, taip su peiliu, tai ten net toks garsas jėtus. Pliškimas. Gerai. Ir duo. Tai degina su šviesos tokiais rūsiais. Gerai. Alma, tu matai kažką, tai jauti, išjauti? Aš su saulės šviesa. Puiku. Su energija. Sonata? Jo, aš tai jau, kol jūs šnekėjote, aš jau ten paleidau tą tokį, kaip šiandien sakiau, kur tą fraktalą piešiau, tai jis labai panašu į malūnėlį tokį gražų, tai aš visą ir taip visur pjausto per tos visus dryžius. Ir jisai sukasi, paleidau į tokį, kad jisai visapusiškai sukasi ir taip labai faidai prapjausto. Kaip tavo pentagramos. Jo, tik kitokio dabar tipo, pakeičiau. Jo, tai va dabar labai taip įdomi, jo sukasi toks, kaip sakau, taip nieks sužiūrėti negali suprasti, nes čia toks visiškai kažkoks. Bet iš tikrųjų, tai mes čia deginam, darom, kažkaip jaustom, o tas sluoksnis vis viena jisai dedasi. Jisai plonesnis, bet jis vis viena dedasi. Nu tai ten visko tiek reiškia, kaip tiek, kiek reikia, tiek ir reikia, tai reikia pasižiūrėti iš kur. Iš kur tai tas sluoksnis, kas iš pačių mūsų. Nu taip, iš pačių mūsų, juk žmonės yra ir tame egregore, tikėjimai ir viską, bet kažkiek tai mes galim visiems prašviesinti, kad tos vibracijos ateitų. Nu. Praretinti tą patį audinį, padaryti taip, žmonės visus sukviesti. O skaidresnį tą audinį pasidaryti. Taip, tokį, kokį mums norisi, kad visi įdėtų iš apačios kažką tai po kažkokią tai jo kūrybą savo. Nes matot, vėl dedasi, nes žmonės dabar pripratinti prie religinio egregoro, tai Vatikaninio, jie visi šaukėsi to Vatikano, jie šaukėsi ir tas vėl dedasi sluoksnis, po to visi prie gašlumo pripratinti, tai visokie silpnybės tos jų ten, kaip sakant, kai ten iki paleistų vyščių narkotikų ir viską vėl šaukėsi, kiti vėl karo šaukėsi, vėl ten nori, kad ten visų aukojimai karo ir visą kitą tos aukas daro, taigi tai aukojimas karui, tai egregoro aukojimas, karo energijos atidavimas tam egregorui.
Nors 1 eurą paaukok, tu jau prisidedi prie tavo egregoro, tai čia kaip senais laikais į ugnį dėjai žolelę, aukojai šviesai, tu dabar tą eurą dedi, tu aukojai egregorui karo. Tai vat ir viskas ir dedasi tas sluoksnis, vėl grįžta. Nes tai Aš, vyksta kiekvieną minutę. Tai man žinokit, dabar kilo tokia mintis, vat atėjo, kad reikia paleisti tokį aukštų vibracijų auksinį lietų ant tų žmonių. Nežinau, kodėl lietų, gal kad nuplautų, gal kad ten tas biškelį jų mintis prašviesinto, dar kažką, tai paleidžiam tokį lietų. Tiesiog galim ir ant visos Lietuvos tegul, nes tų žmonių, taigi tokių visur yra, ne tik tais. Tai nereiškia, kad Žemaitijoje, jeigu čia mūsų tie kristalai šviečia ir skaidrina viską, jo, paleidžiam visoje Lietuvoje tą tokį. Aš tokias srovės prieš tau šnekant, tokias mačiau kaip srovės tokios irgi auksoje, bet ne lietus, daugiau kaip srovės, žinai, tum. Nu tai gal čia man taip atėjo, žinai, lietus. Gerai, jo. Bet kažkaip aš tai žiūrėjau, tas Vilnius, labai iš Vilnius eina ta energetika, ta visa sklinda. Ne kaip ta traukos, tas centras, kur traukia ir tą Vatikaną, ir tą karą, ir tą tokio gašlumą viską, tai toksai vat ateina kaip ten toks centras toksai, iš kurio po to ten ir išeina tos visas tas sluoksniai ten tokie. Ne veltui kažkur skaičiau, kad Vilnius yra kaip vėlinas, vėlinės, nuo žodžio su tuo susijęs. Jis toks labai tamsus. Man tai toksai matosi, žinai, kaip verpetas, lyg būtų tamsus verpetas, kaip būna pelkėse kartais susidaro toksai verpetas ir vat jisai tiesiog traukia iš tų tą verpetą tos visus. Bet tą vėliną mes taip kažkaip sujuodinam ir sutapatinam su demonu. Čia ne tas pats, čia tas vėlinas kažkaip kitaip reikia įžiūrėti. Aš nematau jo, jis ten kažkaip vėl ten yra su juo kažkokia, jis buvo ta juo, sakykime, tamsi jėga, kuri mus mokė. Pusiausvyra su šviesa. Jo, kai jis mus mokė, vat, kaip jisai, vat, pavyzdžiui, padaro kažkokį tai veiksmą ir tu matai, kaip tas veiksmas, kaip jis tau atneša blogį. Bet jis tau nekirto asmeniškai, kažkaip tas vėlinas. Bet tas vėlinas yra ten uždarytas, užspaustas visą tą katedrą, kol jos tos katedros ten nenugriausi, ten nieko nebus. Ten įsmeigti, tas bokštas ten perdarytas, įsmeigtas, atidarytas. Bet tie tas 3 kryžių kalnas ten palaiko tos verpetus visus. Taip, ten. Iš viršaus. Aš žinot, ką darau, jau kaip tik jūs apie tą Vilnių pradėti šnekėti, tai taip kaip pirtim mes su tom mušomis. Vantom. Jo, žinokit, tai aš su tais ąžuolais, tą Vilnių aš tiesiog va taip matau, kaip visų taip pasididinau ir taip plaku. Visą kas, kažkaip įdomi ir dar nesuprantu, kaip eina visokios tos energijos ir kaip gero norėdama taip praplakti. Kaip perigaras eina toksai jaučiu, kaip tik tai reikės dabar dar užpildyti kažkom tą auksą paleisti. Kažkaip įdomi, būtent ąžuolo ir dar net matau, kad tie ąžuolo vaisiukai tokie. Gilės. Jo, giliukai. Aš jau man pinasi, sakau, vėl atėjo, kai naujas kažkoks etapas, tai aš žodžių nebesurenku, kažkaip įdomiai. Man tai būna kažkoks, tai ir taip matau, kad būtent tie ąžuolai patys ateina dabar. Aha, tu pasakei gilės, tai man atėjo mintis, gal pažerkim dabar gilių tų seklyčių per visą Lietuvą. Vietoj gilių, vietoj kavos gerkit gilių kavą. Taip, bet pažerkim tų seklyčių giliukų, kad išaugtų visur, kur yra iškirsti miškai, nesvarbu, kur krenta į žemę tos, kad ir peterinėje erdvėje, kur krenta, ten išdygsta galingi ąžuolai. Tu čia Asta šneki tu? Aš prašau, sodinam ąžuolus. Dabar išmetam tas gilikas.
Ir Mes tegul eteriniai, pridygsta. bet ir fiziniai erdvėjai pasistengim pasodinti po ąžuolą. Taip. Nebereikalo sakė, ką medį reikia pasodinti savo gyvenime. Man iš Taip. karto daina atėjo žemė į Lietuvą, ąžuolai žaliuos. Puiku. Nebereikalo jos kerta tas sengirės visas čia, jie nori susilpninti visai tą energetiką mūsų. Tai dar liko. Jo. Aš mačiau, pavyzdžiui, Vokietijai, kai kerta, aš nežinau, kaip ten pas juos įstatymais, įsivaizduokit, ąžuolai paliekami, niekas jų kerta mišką, nu gerai, valo, bet ąžuolą palieka. Tai ąžuolai, nemoku pasakyti, 2 žmonės vos gali apkabinti, tokie Tai auga ąžuolai. visur ir Skandinavijoje, žiūrėkit, jeigu auga senas medis, jį bando išsaugoti bet kaip. Pas Taip. mus iškerta, nupjauna, pažymė. Bet specialiai tai daro. Taip, valo taip, domus. nu. Nes Nu, ne ten visus. kitur jau ta sąmonė yra taip biškai, jau jie nebepergyvena, pas mus labai mes prisirišę prie gamtos, o tokie kažkokie tai atrodo Mhm. dar, kad ir atrodo, kai kurie jau nebeprisirišę miesto žmonės, bet jiem tik duok išeiti gamtą, jis greitai grįžtų prie tos pirmapradės tos. Jiem nereikia to ilgo laiko tokio, kad susigaudyt, kad- ar ką iškart jau Mhm. ryšiesi prie Kad gamtos. mes gan ilgai išlikom tais pagonimis ir tas Gamtos yra mūsų vaikai, jo. kraujyje, jo. Mums medžiai, kaip ir gamta, yra viskas. Gerai, ar Žolelės, dar žiūrėkit, kaip greitai atgimimas, vėl mergaitės prie žolelių grįžta, vėl vyrai prie tų medžių, taip jau kažkaip viskas taip, tik daug leis, kad atrodo greitai čia viskas sugrįžtų, išsak jie to ir bijo labai. Mhm. Žinot, įspauskit kiekvienam vaikui po gilę. Kiekvienam Lietuvos vaikui, nesvarbu, ar dabar jis yra kūdikis, ar jis yra jau paaugęs, po gilę. Aš kaip burbuliukų tai padalinau, Nu, visiems kad tik gėliukų. kad Gėliukų jiems visiems tiesiog, pasėjau. jo, kad jie Bet vaikai ir irgi gaudo tos pasodins. gėliukus. Nu taip, jiems čia kaip užsiėmimas smagus bus. Ir tegul Suaugę kyla tiktais jiems tokios nesupranta, ką mintis, su jom vat, daryti, bet vaikai tai jie kad pasodins. su malonumu gaudo, jie tokie kitokie visai. Ir valgo, Kai mano ateis- sūnus tai valgydavo. Nu taip, nesveika. Jo, Kai jau ateis- kas Kai reikia. ateis laikas, svarbu, mes pasėjom sėklą eterinėje erdvėje ir kai ateis laikas, jie ir paprašys ir tėvelių pasodinti ąžuolą, ar jie patys rastas gilytės pasodins. O tegul tai būna. Aš tai matau, kad tie vaikai klaus dabartinių užaugusių, kodėl jūs tai padarėt su tais medžiais. Kodėl jie užduos klausimus tokios, matau, nes tos gilės jiem labai įsisąmonins. Ir jie Labai užduos gerai. daug klausimų, kodėl jūs tai padarėt. Už ką jūs Labai tai gerai. padarėt. Nes toj giliai, toj sekliukiai yra visa informacija. Visa informacija ir jiems dabar, kai mes įspraudėm tas seklytės, jie automatiškai tą informaciją perėmė. Dėl to tų klausimų ir iškils. Ir jie ir kels. Labai gerai. Nu ką, šaunuoliai? Gerai, ar dar yra, ką mes galėtumėm padaryti Lietuvos labui? Ar einam nagrinėti kitos temos? Kaip jums atrodo? Gal kitos, nes taip gražiai čia su tom gilėm. Mhm. Tegu augina Ge- širdyse ir būsimi kūdikiai tegu gauna tas gilės. Taip. Taip. Gerai. Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Ir jūs eisit pasižiūrėti informacijos apie kristalinį vandenį. Tai yra, kai mes į vandenį įdedam tam tikrus kristalus, kiek galime tos kristalus laikyti tavime vandenį, kaip dažnai jos reiktų keisti, pakrauti iš naujo ir ypatingai pabandykite rasti informaciją apie šungitą.
3, 2, 1. Nu, kam kokia informacija ateina, gal kas nors matot. Šungitas. Man kaip 3 ar ne 4 mėnesiai gal tą šungitą laikyti vandenyje. Bent man taip. Čia, Kažkaip žinokit, pakeist. ateina nuo vandens stovio priklauso, nuo namų energetikos priklauso. Jo, Jeigu namai užteršti, tai praktiškai kas Taip. savaitę gali. jo, man irgi pagrindė apie namus O labai jeigu svarbu. švarus namai, tai gali ir mėnesiais laikyti. Jo. Ir tavo tikėjimas dar vėlgi, kiek jeigu Taip, tu ten taip. vienas tiki, tai ten tai kitas kitam nusišvilpčinai. Bet jeigu tu dar iš savęs įdedi tą energiją, Taip. Labai neatiduodi gerai, tik Sonata. jo, neatiduodi tik viską jau čia, tai čia tas kristalas, jisai tegul viską ir daro, aš jau čia gersiu ir čia, tai nieko nebus susiliejimo ir nebus sąsajos, o kai tu dar ir pats Jo. įdėti ir su to Nebus tikėjimu. to vadinamo konekto, to susirišimo. Taip, ir jeigu taip Aš visi, matau jo, va, kaip Sonata, tu sakai, tai kai va ateini prie to akmenio ir tu jo paprašai, tu netgi kreipiesi į jį, tu net pakrauni jį, tai tau nereikia tiek dažnai nešti ant tos Taip. saulės iš naujo jau užkrauti. taip, ir ilgai gali laikyti tikrai, nes tu jau tu jį, jo, kaip ir tu sakai, tai užkrauni tu, iš tiesų tai taip. O dabar pasižiūrėkite, kaip yra nedistiliuotas vanduo, filtruotas vanduo ir iš krano vanduo. 3 uzbonai. Ir įmetam šungitus. Koks būtų geriausias vanduo mums gerti ar naudoti? Tai su Geriausias filtruojama. tai matau iš šaltinio. Jo, aš irgi tą patį norėjau Jo. pasakyti. Aš šaltinio specialiai nesakiau. Tai Aš viskas, specialiai nesakiau šaltinio. Aš daviau jums 3, ane? Yra vienas Aš 3. distiliuotas, kitas filtruotas, kitas iš krano. Šaltinio tai taip, čia yra aišku. Bet vat iš šitų 3, kuris būtų geriausias? Ne tarp geriausių, kuris čia geriausias, va taip sakyčiau. jo. Taip. Tai priklauso nuo pačio tada žmogaus, aš sakyčiau, kiek ten viskas kažkaip tai. Kaip tu vandenį pasėmei, kaip į tu vandenį pažiūrėjai, kaip į tą vandenį tu iš vis vertini, su kokia meilė tą vandenį geri, tai gali būti, visi tie požymiai gali bet kokį iš tų 3 vandenų padaryti geresnį arba blogesnį. Nežinau, man tai distiliuota, kai pasižiūri, man jis toksai neskaidrus gaunasi, nežinau. Negyvas man atėjo. Man irgi, tai man kažkokios tai formintas, kažkaip tai įrėmintas, aš matau tą, tarkim, šungitą, jisai aprėmintas kažkokios Jo. Toksai, formų. Toksai kaip jo, toksai. Jo. Ir net nežinau, kažkaip tikrai, man prie šito aš ir atsistoju tik tai. Ir vis matau, kad jis apibrėžtas. Tai jeigu tu ten tą nuimi, tai kitą formą apibrėžia ir, žodžiu, tą patį įkalina. Sakyčiau, kad veiksmingumas jo ir nėra jo tokio veiksmingumo, nes jis kaip ir įkalintas toksai. Bet jeigu tą vandenį laikysi ant stalo ilgesnį laiką, jisai pradeda atsiregeneruoti po truputį. Bet jeigu tu toksai gyvybės įgauti. Jo, jeigu tu jeigu paskiau, iš tikrųjų, čia irgi iš karto užpiltas, taip ir jaučiasi. Tada, ir jeigu dar šalia stovėtų kitas vanduo, nedistiliuotas, tada kažkaip jie pradeda bendrai sąveikauti tarpusavy ir pasikrauna. Geras. Alma, turi dar kažką tai pridurti? Aš dar pasakyčiau, kad jeigu atidarytas, neužkimštas, dar irgi jisai kitaip veikia. Jo, aš tai net nematau užkimšto, aš tik atidaryti, ta prasme. Jau ir aš užkimšto nemačiau dar. Jo. Tik atidaryta.
Gerai, puikiai. Tai reiškia, apibendrinant, labai priklauso nuo pačio žmogaus energetikos, nuo jo namų energetikos, ane? Ir geriausia, žinoma, tai būtų šaltinio vanduo, jeigu yra tokia galimybė, bet jeigu nėra tokios galimybės, tai tinka ir filtruotas ar iš čiaupo vanduo geriamas. Jo. Tik prieš geriant visus tuos vandenis reikia net ir iš šaltinio paėmus vandenį su meile jį paimti ir gerti. Jo. Na, žodžiu, jį Tokia įkrauti dar savo savo šilumos. žodžiais. Ir širdies šilumą gali prie širdies palaikyti, gali žodžiais kažką pasakyti. Nes jeigu šiaip gersi tokį neįkrautą vandenį, jis nėra labai tos, kaip čia, pirminės struktūros. Ateina toksai jau, kaip tu sakai, reikia pasakyti, myliu tave ir išgerti. Taip. Ačiū tau. Jo. Tokios meilės, tos natūralios tokios jausmo. Netgi ir maistui tie pačia reikia tokio turėti, ką bevalgai, tokio negali valgyti, kad tik tais priryt. Tu turi kažkaip jiems kaip ir padėkoti ir duoti tokios, nes viskas yra energija, ką mes valgom. Ir obuolio, ir slyvos, ir to gyvūno, jeigu dar jis yra numarintas, tai tas dar irgi reikia daug įdėti energijos, kad atsiprašyti. Man dabar kažkaip tai prisiminė, senovės slavų kultūroje būdavo tokios šipotki kažkaip tai. Tai reiškia tokie eiliuoti trumpi pašnibždėjimai į maistą, į vandenį. Vat irgi kažkaip tai labai surezonavo su tuo ir kažkodėl prisiminiau. Pas juos, Bet matot, kaip labai gerai buvo. Pas juos, tas kaip čia gerai. Mes patys suprantam, kad kodėl pas jums knygų nebuvo. Nes pas jums buvo visi telepatai, labai išvystyta telepatija. O pas juos, jie kadangi prarado tą telepatiją, labai daug užrašinėjo. Tai pas juos yra daug užrašyta, tai dabar daug išsaugota, bet ten visi kaip žiūri, kaip nežiūri. Užtat ir mes dabar einam, tai kaip ir, tokį kaip tas pačias knygas, tik tais iš eterio pasiimam ir pateikiam vėl visiems. Gerai, dar turim kažką tai pasakyti apie tą kristalinį vandenį? Dar ateina kažkokia informacija? Papildoma? Neteršti vandens savo mintimis, kad neskanus vanduo, nesakyti tam. Ir nes kiekvieno žmogaus pasakymas apie vandenį, jisai duoda bendrai struktūrai, nes vanduo jisai visur iš tikrųjų. Jisai labai greitai informaciją perduoda į visas pusės. Jeigu tu čia esi namuose, pasakai kažką vandeniui, jis iš karto jau ten ir į upelius, ir į upes, ir į jūras, ir iš karto visa informacija aplinkui eina. Jeigu mes į vandenį kalbėsim gerai, tai ir tas informacinis laukas visame pasaulyje, visur tiesiog vibracijos kyla. Aš tu taip kalbėjai ir matau, kai žmogus pasėmė saujelę šaltinio vandens, pavyzdžiui, užduoda norą ir paleidžia taip. tą vandenį atgal per save, taip per veidą perbraukia ir paleidžia tą vandenį, kad norai išsipildytų, kaip tu sakai, tą bendrą, tą tokią, paleidžia tą mintį, tą kaip materializacijai. Tai. O aš tai ir sako šventas vanduo. Aha. Man kažkaip tai irgi labai surezonavo ir prisiminiau patarlę, nespjauk į vandenį, nes reikės išgerti. Ir kažkaip tai visai galvodavau, kad nespjaut, tai jo, tai spjaut, ne. Bet iš tikrųjų, Ieva, kai tu sakei, kad nesaky, netgi tokių destruktyvių žodžių nesaky tam vandžiui, nes tai irgi tai reiškia, kad tu spjauni, ne, kaip eteriniai erdvėj, tai tarsi tu spjauni tą vandenį, kurį tu pats po to gersi ir pats apsinuodysi.
Taip, kuris tau grįžtas vanduo, kaip sakai, Taip. per vandenį tą energiją, tau visą tą, ką tu palinkėsi kitam blogo, tau ir sugrįžta būtų. Taip. Tai rinkėk meilės, gėrio, šviesos, tai tau ir jinai ir sugrįžta su šviesa ir su gėriu, su meilė. Tai čia iš vis, nu, tai ir yra mūsų, kaip čia, mūsų kodeksas elgesio, nes iš tiesų tas vanduo tai yra visur, mes irgi esam vanduo. Taip, Ir žadėjau mes esam tas antrinti. jo informacinis visas laukas aplink mus ir eina, ir jeigu tu eini su tuo šnabždėjimu kitam blogą ir nuo tavęs ir į bet kurį vandenį atsispindi ir neša tą informaciją. Na, Ir jeigu tu spjauni į vandenį, tu reiškia spjauni į save. taip, nesvarbu, kad tu ant kito sakysi, bet, kai ant kito sako, ant savęs pasisako, čia irgi vaikų šitie priežodžiai, tai iš tiesų tai yra greičiausiai čia iš labai toli atėję šitie Čia ne vaikų priežodžiai, čia išminties žodžiai. Jo, tai sakau, iš labai toli atėję, bet vaikai labiausiai šitą naudoja, nes jie ir... Nes jie telepatiškai nuskaito informaciją ir naudoja. Taip. Man iš vis dabar tokį vaizdinį išmetė, tokia kaip plaukymė, didelis medis, aplinkui susėdė vaikai, toksai senolis atpasakojo, būtent tais, nespjauk į vandenį, bet pačiam išgerti, ne, kas ant kito pasako, tas pasisako, tokios kaip pamokos, kaip mokykla tenais, tokį Taip ir būdavo. Būtent nes senoliai ir buvo vaikų mokytojai. Ir giraitėse. Jo. Kažkaip net ašarų žvilga akyse, nežinau. Taip gera. Bet ir vaikai išmintingi augo, nes išminčiai jos mokė. Na ir mes pagaunam kažką. Ir mes tie vaikai. Ir išminčiai viename turbūt. Ir mokomės kitus. Gerai, dėkui, padėkokim vandeniui, padėkokim tam informaciniam laukui už tokią gražiai suteiktą informaciją ir žinias. Gerai, Ieva, turi papildyti. Ir su burbuliuku galbūt visai žmonijai apie šitus dalykus, nes iš tikrųjų, nežinau, ar yra kitose tautose panašus posakiai, bet norėtųsi, kad tie posakiai kiekvienam iširdėti burbuliukai. Gerai. Pasiunčiam tos burbuliukus, pasidalinam. Kad juos pasiektų ta žinia, ta išmintis. Ir tada, dabar mes esam 53 minutės eteryje. Ar dar bandom kažką tai žiūrėti, ar einam atsiregeneruoti ir baigiam hipnozę? Kokia jūsų pageidavimai? Kaip jums atrodo? Aš tai visą tą laiką dar vis tiek su tais ąžuolais, man dabar jisai rodo, tas ąžuolas didelis toks portalus jisai. Su šakom padaro portalą į vieną pusę. Ir aš ten kažkaip paskui kitas portalas, kai susijungiu, tai jisai kitas tiesiog mane planetas nuneša. Būtent per jį patį kažkaip jis per visą savo ašį mane paleidžia. Ir dar yra kiti. Tai ir aš čia visą laiką tą informaciją imu ir nemoku dar nuskaityti ir mane taip įžemina jisai. Ir aš taip dabar jaučiuosi, kaip aš noriu čia žemėje gyventi, taip noriu dar. Kažkaip labai taip keistai jisai man kažkoks jisai tikrai Anksčiau kažkaip ir medžiai buvo, sako, medžiai dangų remia. Tai portalai, jie man būdavo, aš jau kažkada esu mačius irgi medį, bet senai, kad mane kaip į kitas planetas, tiesiog į kitas planetas, būtent jisai mane kelia. Kaip liftas, va. Ir dabar man šitas irgi parodė, kad jisai šauna, opa,
ir po žemę, ir po žemę ten irgi, kur yra tos kitos civilizacijos irgi. Bet aš ten nejau, tiesiog jis man parodė, kad čia, ką jisai, ir aš suprantu, kad aš juo naudojausi kažkada tais. Tai va, tai man jis ir du portalus, ir jisai kitos formos, kur jisai padaro iš šakų, iš savo, tai tokį apvalų vėl kitaip, vėlgi kažkur kitoks jisai. Laiko kažkaip tai daugiau nemoku pasakyti, skiriasi visiškai. Mhm. Ir va dabar jie susijungia, ar iš pradžių, ar jie susijungia, ar ten visiškai skirtingi portalai. Žiūrėkite, kadangi mes jau tą senovę biškelį palėtėm mane, dabar pasaka. Kaip senelis su senelė pasodino pupą. Ir pupa užaugo didelė ir pasiekė dangų. Pažiūrėkite, gal ten ne pupa buvo, gal ten buvo medis. Ąžuolas. Gylę pasodino. Irgi gilės, viskas taip kaip pupa jo. Oi, kaip gražiai čia mums ėjo viskas, ane? Mhm. Jo. Super. Alma, tu kažką norėjai pasakyti? Ne, nieko. Aha. Gerai, tai dar kažkas, ką nors norit pridurti? Ar šaunam į kitą erdvę, žiūrim, kur nuves, ar tiesiog einam atsiregeneruoti? Tęsime hipnozę. Nesat pavargę? Dar šaudam visko rodo ir aš nebe suprantu dar nieko. Gerai, šaunam, ne, į kitą erdvę. Pažiūrėkim, kur nuves jūsų pasąmonės mumis. Gal dar į kažkokią labai svarbią informaciją, ką mes galėtumėm paanalizuoti, ar paliesti, ar tiesiog perduoti kitiems žmonėms. 3, 2, 1. Na ir žiūrėkit, kur atsidūrėt, kur nukeliavot. Kaip jaučiatės, ką matot, ką užuodžiat. Dariau, kur tau pavyko? Aš kažkokioj nesuprantu erdvėj žiūriu, ten akis matosi, kažkur tai kažkokie tai. Kažkokios tai akis. Teina, kad kažkaip gyvūnai žiūri į mus. Tokiom akim keistom. Ar tai žemės gyvūnai? Jo, žemės Mūsų planetos. gyvūnai. Aha. Ar jie kažko tai nori iš mūsų? Pradėjo man tai, tik aš pat dabar supratau, kad aš nenorėjau nagrinėti, nes aš galvoju, čia man ir taip beveik viskas aišku, bet turbūt jie nori, jeigu tu paklausi, jie nori kažką turbūt parduoti. Mes Gerai, tai klausti. labai daug valgom tų gyvūnų. Ir jų energetiką mes pasisavinam savo. Ir po to patys nežinom, kodėl daromės agresyvus, kodėl mes čia kažkokie daromės tokie anokie, nes tie gyvūnai yra visi nugalabėjami, pačiu baisiausiu būdu, jie yra žudomi. Ir per tą baimę, per tą agresiją, mes ją suvalgom ir tą visą maitinam save tą energiją. Užtat ir yra tas visas pasklinda mumis ir ta tokia pykčiai, visi tokie agresijos tokios, apatijos ir viskas, nes nusižeminam mes labai valgydami tą mėsytę. Kaip jin bebūtų jums skani. Užtat jie tokie žiūri taip į mus ir tas tokia, kaip tokių net nemoku, kaip nežiūriu, kaip gailesčių tokių nesuprantu. Nes jie, kaip mes nesuprantam, ką mes darom. Ir nenorim suprasti. Daugelis net nenori suprasti.
tiek pasinėrė į tas kulinarijas, visas gamybas, tos apdorojimas, tas maisto, to tokio, kad jau net nebesupranta, kur galim nueiti su tuo maistu jau. Kaip kitiems. Taip pritariu, nemačiau, bet iš tikrųjų tai, ką pasakoja, labai rezonuoja ir dabar, kaip pasakė apie tas visus gaminimus, kad iš tikrųjų kuo paprasčiau reikia valgyti. Tai, kas yra, tą ir valgyti, nieko nereikia gaminti praktiškai. Neišradinėti. Ja. Tiesiog, jei lapas, tai lapą, jeigu ten kažkokia šakniavaisis, tai tą šakniavaisį, vaisius, tai vaisių, nieko nereikia ten malti, pjaustyti ir kažką jungti tarpusavyje, už tai ten viskas ir susimaišo ir už tai visos tos ligos. Jo. Vienos rūšies suvalgiai, suvirškino, tada paėmė kitos rūšies kažką suvalgiai. Vadinasi, tas monomityba, jo. Ir nebūtinai, Kai kad tu valgai mano jau mityba vieną visą produktą. dieną tą patį, bet tu gali Taip, taip. visą dieną valgyti skirtingą maistą, bet nemaišyti jo kaip vieno nemaišyti. Tuo maitinimosi momentu tu metu. valgai vieną tik tais, ar ne? Taip, Valgai taip. kopūsto lapą, o po kažkiek tai laiko tu valgai tik braškės, ar ne? Vat, taip. Taip, tai jeigu tu kelis lapus braškių gali lysvę, tai sumaišyti. tu valgai braškių, prisivalgai braškių ir daugiau tai sakai, o dabar aš jau sotas, nieko nevalgys. Tada suvalgiai oboliukų, kiek tau reikėjo, irgi nieko tada kurį laiką nevalgai. Dar jau kokią ridiką valgiai, tai yra jau jo, čia jau yra. Taip, nes tada reiškia, išsiskiria tam tikri fermentai, ne, tam tikros sultis skrandžio, ar dar ten, net nežinau kas vat tinka virškinimui toms braškėms, ar ne? O kada yra tau miksas, organizmas nebesupranta galbūt, ką, kiek, ko reikia išskirti. Jo, ir pūva. Ir tada ir gaunasi, kad kitą kartą sako, privalgiau salotų ir pilvą pučia, nes jisai neapdirbo, nes tų salotų prisidarėjai iš daugybę rūšių, ten pridėjai šakniavaisių, vaisių, visokių sėklų pridėjai, riešutų, dar tokių pagardų, dar kokių, dar uždėjai kokių aliejų ir tiek pagavosi to viso, kad jisai jau, o jis atpažįsta tik keletą maisto produktų, kelis tik tais tas, o pridėjai 15, tai kitas jau viskas, kitas pūna, rūksta. Maks kažkaip man atsako 3 turi būti, maks 3 sumaišyti maisto produktai vienu metu valgyti. Jeigu apie augalus, o ten... Prieskonių tai dar gali dadyti. Kad prieskonių dar net kiti nereikia. silkės įdėjo, mėsos pridėjo, sūrio, tai ten iš visų ten. Kad kitų produktų net nereikia, turi būti, ne tai, kad turi būti, tiesiog kažkaip nereikia ten jokių pieno, jokių ten... Kiaušiniui dar prideda, dar ir ten gaunasi, ten organizmas kaip chaosą priima. Bet žiūrėkit, čia taip ir yra, čia tam ir gamina, kad pas mus būtų chaosas, kad mes nemokėtumėm atsiskirti, nejaustumėm pagarbos, nejaustumėm, kaip jisai pas mane virškina, kaip aš jaučiuosi. Tiesiog, tai taip ir padaryta specialiai, Taip, tai sargdinimo... Dar įdėtum druskos, prieskonių, kad persivalgytum. Bet taip, jo, tai vat aš dabar irgi žiūriu ir taip ir yra, čia lygiai taip pat, kad, taip kaip tu, tarkim, gerai, jeigu aš matau, tarkim, tokį dalyką. Jeigu dabar tu žiūri, aš bendrauju su vienu žmogum, ar ne? Tai aš vienu metu ir bendrauju su juo, galiu išklausyti, galiu, ta prasme, gali manęs klausyti daug, tai čia taip pat ir su maistu. Tai yra lygiai taip pat ta pati gyvybė, kaip siela, kaip dvasios, kaip dar kažkas, tai energija galima pasakyti. Bet aišku, vėlgi prasideda, jeigu tu nori tobulėti, tai bet tu turi atjausti. Kaip pasakyti, tas ir yra, tu galim ir kartu, čia vienas dadeda žodį, bet tai man įrodo, kad čia
iš tiesų turėtumėm va tokią pačią pagarbą jausti ir tam maistui. Bet mes nesuprantam tai. Tiesiog aš pagal save dabar žiūriu, čia ne pagal kitus, bet aš pirmiausiai tai žiūriu į save, nes man dar daug. Ir aš ieškau to supratimo, kad tai būtų tikras supratimas savyje, kad aš galėčiau atpažinti, nes kartais norisi visas emocijas užvalgyti, bet tu nesuvokiam dažniausiai, kad mes norim, tai tas pats, kas su kita energija švaria, užkišti tik tai. Tai mes, kaip sako, į šiukšlių dėžę, kišam kaip į šiukšlių dėžę į save, taip ir yra. Ir už tai nejaučiam pagarbos, nes chaosas mumise. Bet tai ir reikia, kol mumise chaosas vis dėlto. Bet kaip tada su tom menu, čia ilgas darbas. Jo. Nu, ta prasme, aš tai žiūriu, kad vis tiek tu žemėje gyveni, tu jeigu visur būni, tai chaose. Nesigirdi tavęs jau čia Dariau, tu kažkur dingai, ar čia Darius, ar čia kas. Esu. Kas čia Kažkaip kažkas? nesigirdėjo, tu kaip iš po Ką žemės. sakei, Dariau? Dingai? Esu, sakau, esu. Tai tu Ai, sakai, Sakatas. Bet dar prieš tai. tu prieš tai gal- sakei, kad... Ar tu sakei prieš tai, kad... Ne, nekalbėjau, tylėjau. Tai kas ten taip Geras. šnekėjo? Jo, Ai, girdėjau. ten Andžela vaikšto po virtuvę šalia praėjęs. Ai, Ten Sėdėjo. vyriškas balsas. Pritarė, Sūnus. Dadeda. Tada aišku. Aišku, O kaip reikia mus- daryti, tiesiog pradėti sąmoningiau žiūrėti į tą maistą. Jo. Ne akimis maistą, galvoti apie maistą, o tiesiog savo pojūčio iš vidaus. Nes kai akis pamato, tai tu visko ir nori ir šokolado, nori ten ir kažkokio ten gėrimo, ar nežinau, ar padažo, ar druskos, kai akimis matai maistą. Jo, tų skonių visokių trūksta. Ir įpročiai visi viskas, jo. Ir mes daugumas, žiūrėkit, atsisakom, tarkim, kaip einam irgi, jau pažinimą į save, ten visą kitą ieškom, atsisakom ten tų žalingų visokių įpročių ir lieka jau vos ne paskutinis maistas, tas prasme, kur. Ir tada vėl, ir tada vis tiek čia taip dar reikia suprasti ir vis tiek jisai lieka, tada vis tiek dar nori irgi su juo užkišti kažką tai. Nes protas kažkaip prieštarauja tam, tai ką paskutinio malonumo atsisakys. Vėl man yra malonumas. Vėlgi, jo, ir tie įpročiai dar net gali būti, kad suaktyvina, tas ir yra, bet vėlgi čia branda, kai tavo vidus pasakys, pats vidus mano, ar bet ko. Reikia pradėti bent vieną per savaitę, paklausyti savęs, kad aš noriu, kad ne tai, kad paklausyti, bet pabandyti suvalgyti tas vienas maitinimasis, vienos rūšies arba daugiausia 3 rūšių maisto produktai, kurie maišosi tarpusavį. Įsivaizduokim, kad vienas dalykas, maistas yra narkotikas, kuris yra nuo pat vaikystės mum įduotas. Tai įsivaizduokit, kaip jis mus veikia. Mes jau kūdikis, būdami kūdikiai, jau gavom narkotiką. Kol gavom mamytės senelį, viskas buvo gerai. Jo, ir pažiūrėkit, pienas, taigi viena rūšis. Pienas tai viena rūšis. Ir dar jeigu maitinsi iki metų, tu vienu pienu maitini ir jisai visko gauna. Nes dar yra ir kūno atmintis. Iš visų reinkarnacijų mūsų kūnas dabar jisai prisimena. Tai ir tas dalykas. Tos programos pareina. Tu žiūrėk, pasivalai, atrodo, tu supranti, viską supranti. Čia viskas, kiek pasilaikai, paskui babacht, vėl kažkaip. Tos primestos kultūros dalis, ta lietuviška virtuvė tiesiog nužudo tos žmonės. Aš vienu momentu labai buvau, taip, irgi turėdavau tokią, niekaip nesuprantu, aš, pavyzdžiui, laikausi, viskas tvarkoja, aš valgau tik salotas, kaip sakyta, tik vaisius, daugiau nieko. Kaip sakyti, tas nieko papildomai nevalgo, jau ten tų visų dalykų. Ir pavyzdžiui, kokia ateina, kokia šventė, ir aš toj šventėj būtinai suvalgysiu kokį gabaliuką torto,
suvalgysiu dar kokio tai ten šudniekiuko. Ir taip galvoju, nu kodėl aš taip jau padariau. Ir po to man žmogus davė atsakymą, sako, bet tu Dariau, čia sako, tu nori, sako, nu bendrauti su tais žmonėms. Sako, tada tu turi kažką suvalgyti, kad, nu, Kad kaip suprastum. sakant, nu, kad suprastum, sako, nes kitaip, nu, įsižeminti turi pagal tą Taip. aplinką, kurion tu patenki. Sako, ir čia viskas yra, sako, kol tu eisi į tą, kokį ten sueiti, kur žmonės bus visavalgiai, cukrus, tortai ir visą salai nukrauti, visas. Sako, tai neišvengiamas dalykas, jeigu tu nori įsižeminti su jais, sako, ir tu būsi priverstas suvalgyti, sako, labai sunku, arba tada tu turi jau atsiskirti nuo to ir jau nebepasiduoti visai tai energijai, kur jis sklinda nuo stalo, kaip sakant, nuo aplinkos, vat. Ačiū, man labai atsakė į mano tiesiog tokį vidinį klausimą, kurio dar buvau savo neuždavus. Nu, buvau uždavus, gal kodėl aš taip darbe noriu valgyti. Nepasotinam atrodo. Valgyčiau. Taip yra, žinokit, aš jau senai irgi šitą pastebėjau, tas tikrai. Ir irgi galvoju, kaip tai suderinti, bet po truputį ir derinėsi. Bet jeigu pradedi dar ant savęs pykti, dėl ko kad tai padarai, tai tada nieko gero. Bet kai tu jau supranti ir tiesiog su pagarba tai padarai ir visa kita, nu ir tada viskas normaliai. Taip, jeigu tu suvalgy tą gabaliuką torto, aš kaip sakau, aš tai suvalgau su meile, nes tai įsižeminimas. Ir viskas. Jeigu aš ten dar kokios suvalgiau, kokio ten duoniuką kokią ten, kaip sakant, kurio ašgi tos duonos jau kiek metų nevalgau. Tai vat, irgi žiūriu jį su pagarba. Nu, reiškia, man tai reikia įsižeminti, nes aš kitaip mano plėšysis energijos ir... Taip. Tave drasko daug labiau. Taip. Tave išdraskys tai, kad tu nevalgysi daug labiau, negu kad tu suvalgysi. Tai bus natūralus įsižeminimas su savo, taip kaip ir su pagarba, su žinojimu, su jo pagarba jiems. Iš tikrųjų, taip. Labai teisingai iš tikrųjų aš šitą irgi pastebėjau jau. Bet žiūrėkit, gerai, gal pasižiūrim dar labiau, ką, pavyzdžiui, daryti žmonėm, nu sena, čia jeigu kažkas klausysis mūsų hipnozės, gal pasižiūrim, kaip nuo ko pradėti. Man tai buvo tas, aš pasikartosiu, kad bent vieną dieną pabandyti stebėti save ir suvalgyti kažką tokio, kad nebūtų labai didelio mikso. Pasniką reikia gerai laikytis. Taip. Jo, bet kiekvienam vis tik tai skirti, aš tai nedrįščiau čia bendrai, daug yra visokių dalykų ir kiekvienas pagal save tos informacijos begalės. Pagal save. Vis tiek turi save pajaus, kitas gal per kitus dalykus, kitas per kitus, jeigu tik pabando jausti pagarbą maistui ir savo ir po truputėlį jo atskirti, kaip aš tai man tai irgi padėdavo, kaip be druskos viską valgydavau ir košės, bet čia labai senai dariau jau. Ir man tai patikdavo ir aš tada taip gerai įsivalydavau, košytės įsiverdu ant vandenų. Tai prieskonius ir druskas išmeskim, kas be valgys mėsą. Jo, tada jau viskas atsistato, kažkaip tu tada pradedi. Ar tu žuvę valgysi be prieskonių ir druskos? Ar tu valgysi mėsą be prieskonių ir druskos? O jūs įsivaizduokit, kad prieskoniai ir druska, tai prapjaukit savo pirštą ir įbarsykit druskas ir prieskonių. Tai tas pats vyksta viduje, kai tu įdedi juos į savo žarnyną. Nes ten nėra odos apsaugos savo žarnytės. Jo, bet tik tai yra dar toks dalykas, kad kartais, kaip jau tos druskos, tai kaip ir trūksta tų mineralų, kaip jau daug vandens pradėti. Ir žolyčių tos druskos ten tiek daug, kad užtenka viskam. Man panašiai kaip čia druskos užbarstai ant to šliužo, tai turbūt taip ir gaunasi mūsų žarnose, ne? Tai kaip, jo, tu matai, tu tai jau praėjęs visą šitą. Opos, visokie žarnyno lygos, visos organai. Nes mes tais prieskoniais ir ta druska žalojam jos iš vidaus. Ten vyksta daug gydymo, visokie gelbėjimo, visokie dalykai. Bet vėlgi, žinot, prieskonė, ne? Žiūrint, kokie tie prieskoniai yra, kiti ten, aš nekalbu apie vegetą. Žolelės, tada jo, tada viskas žolelės gerai. Tai yra natūralios žolelės. Santa Marijos. Čia šitie dalykai, tai jie yra jo, jie nieko gero.
taip. Žolelės jos turi savo energetiką, jos turi savo Taip, čia tokius žolelės tai vėl eterinius, atskirai. jo, taip. Tai visi malti tie prieskoniai, kurie yra, nu, žodžiu, malti, ane? Tai nebūtinai, nu, žolelės irgi galima sumalti, bet kai tu pats Taip. jų pasirenki ir pasidarai, Taip. tai jis tampa maistu. Nu, poskoniui pagerinti ar ne, ar dar kažko, nežinau. Bet jeigu tie visi atvežtiniai ir tada, ta prasme, tai ir aštrūs visi, ir pipirai, ir gvazdikėliai, dar ten kažkas. Ane? Nu, gvazdikėliai, tai jie yra labai netgi sveika, mes netgi esam nagrinėję. Tai Jie jo, labai Gvazdikėlis yra nieko sveiki. Nuo blogo, parazito. bet Nu, jisai Nu jo. irgi yra natūralus, ne, su savo energetika, su savo eteriniais tais aliejais ir visa kita. Bet čia mes kalbam apie gvazdikėlis tuos, kaip česnakas yra tas antibiotikas, vat, Jo. kai valgai, tu mėsą valgai ir tu save ant tiek nuodiji, tai tave ir gelbsti gvazdikėlis, česnakas, visi tie dalykai, nes tu, nu, įsidedi didžiulį nuodą į save, nu, tai reikia dar žolelių, kad kurios tave gelbėtų. Tai vat visokie ten tokie Neutralizuotų. dalykai. Bet jeigu va taip gvazdikėlį, tai matau, kad vieną, va užtenka tam grūdelį, 2, kelis, va taip suvalgyti ir jo nereikėtų tiek naudoti. Nes jeigu tu mėsos žuvies nevalgai, tai... Nes žuvis O su gal net dar daugiau nei matau blogesnė nei ta mėsa, nes ten tiek daug visų parazitų tarp jos. Taip, iš tiesų. Gumulai plaukioja, ten vartasi gumulai, ten žuvį. ir parazitai, ir sunkieji metalai. Jo. O, Nes kažkaip matau, kad eina. kepant, vat, matau tokių, kad ten ne viskas išnyksta, ten net aukštas temperatūros ne viską išnaikina žuvyje. Bet kuo aukštesnė temperatūra, tuo ir maistas prastesnis. Taip. O sportuojant turbūt irgi tie visi ir metalai, ar tie irgi toksinai ir šalinas? Ar metalai nelabai per organizmui įsišalina? Matau, per prakaitą daug šalinasi ir metalai, ir daug labai prakaituoja. O vandenį ar gerai, nesakai, sportuoju būtinai reikia gerti, bet jeigu jo nesinori, tai tada negeria. O sakat, būtinai reikia gerti, kai intensyviai kokią valandą sportuoji. Aš jau virš 2 metų vandens burnoj neturėjęs. Ir sportuoju. O kai sportų, irgi negerat? Tai Kaip du metai Andžela matai. 2,5 metų negeria vandens. Matai, jo, Darius su Andžela, jie jau yra labai pažengę. Jeigu valgot tuos baltymus, mėsą, tada tam, kad suvirškintų baltymą, Jo, reikia vandens. vandens. Būtinai reikia vandens. Jau čia be vandens niekaip. Niekaip, jo, neišskaldys tau. Tai va, tai tą reikia turėti omeny, negalima nutraukti. O iš tikrųjų tai Jo, pats jeigu geriausias, pieno man atrodo. produktus valgai, pieno produktus, kiaušinius, mėsą, žuvį, reikia vandens. O iš tikrųjų reikia klausyti savo kūno. O ko tu Taip, nori tą. O dėl sunkiųjų metalų aš esu girdėjus, kad labai prakaitą reikia savo uostyti. Ir jeigu tas toksai baisus kvapas, Jo, tai parodo, kad eina tie sunkieji metalai, kad organizmas yra užterštas sunkiaisiais metalais. jo prakaitas, įsiukas, Jo. pakutis, viską rodo. Jo, Ten kaip jo. patys geriausi tyrimai yra. Jeigu nueini Jo, ir- pakučius įsiuko ir kvapas negeras, tai supraskim, kas viduje vyksta. Galiu iš savo praktikos pasakyti, kai man būdavo tie chemoterapijos kursai, tai prakaitas, žinokit, būdavo baisus. Aš negalėdavau, aš po dušą eidavau kelis kartus į dieną, nes negalėdavau tiesiog to prakaito, to kvapo perkelti. Ant tiek būdavo baisus ir valydavos organizmas. Jau užtat ir sako, kad pirtelės, va, teisingai nereikia ten tų 100, kaip sakant, ten virš 100, kai užtenka ir ten šiaip, kad va tokios būtų 60 ir 50 ir Jo. 70. Čia jau nuo savęs, kiek jau ten nori ir 80 gal net, bet nebūtinai ten eiti tas galingas turtis. Bet va Užtenka tas 50, prakaitavimas, 60, jo tos ąžuolinės, beržinės, ievos, kadagio, va tos vantos visas, va, ta energija jų, kaip sakant,
įsigerti, palaikyti ant krūtinės prisispaudus visur ant viso kūno, va, tas įsigerimas, tas sulčių tų visų. Gerai matau O labai. pažiūrėkit, va toksai man atėjo klausimas, pirtis, ane, va kadangi užėjo kalba apie pirteles, išsitrinimas druska. Pirties metu sako, kad reiktų vienam žmogui, ane, beveik kilogramą druskos sutrinti kūną, kad jisai ištrauktų viską. Pasižiūrėkit, ar ta druska tokiu atveju ištraukia kažkiek tai tų sunkiųjų metalų. Tai panašiai, tai druskas gali piltis ir į vonią, kai atsiguli. Tas Jo, labai tas panašus taip. procesas. Jo. Taip, ištraukti. Tik anksčiau pas mus vonių neturėjom, tai mes darėm pirtise. Pas mus yra ta tradicija per pirtį, nes vonių neturėjom. Nes pažiūrėkit, iš mėsos sultis ištraukia druską, tai ir iš žmogaus ištraukia tas sultis kartu su tais metalais. Po to medučių pasitepti, vat, kad visokių įsisavintų. Po to galima aliejais, vat, kaip sakant, užsiriebalinti sluoksnį, vat, kad irgi įsisavintų. Gero aliejus labai gerai. Nu, aš jau norėčiau baigti. Įpirti. Gerai, tada dabar suskaičiuoju nuo 3 iki 1 ir kylam. Kiekvienas, kas kur nori, kur jūsų pasąmonė nuves į tą vietą, Sonata kur jau yra į ąžuolą geriausiai liftu kažkur labai skraido. regeneruoti ir Aha. atsigauti. 3, 2, 1. Kam kur labiausiai patinka, atsiregeneruokit, prisipildykite šviesių, aukštų vibracijų, energijų. Atsiregeneruoja visi jūsų kūnai, įskaitant ir fizinį kūną. Detoksikuojasi. Ir kai būsit pasiruošę, pasakykit. Baiginėsim mūsų hipnozę. Aš jau. Telepatija. Kaip Alma, Ieva, jūs? Aš irgi. Jau. Gerai, tada atsijungiam nuo visų matytų vaizdų, nuo informacijos, susigrąžiname šios hipnozės metu išeikvotą energiją, uždarom visus langus, duris, pakeičiam savo koordinates. Aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir jūs saugiai sugrįšite į ten, iš kur ir pradėjom savo hipnozę. 3, apsidairot, niekas, kad viskas būtų sutvarkyta, uždaryta. 2, 1, sugrįžtat ir atmerkit akis.